Sveiki, mėly žiūrovai. Praėjus daugiau negu mėnesį nuo taip vadinamo karo tarp Izraelio ir Hamas pradžios, sugrįžtume į eterį. Ir realybėje vadinti šito karo karu yra ne visiškai tikslinga, nes realiai jis yra paprasčiausias genocidas, kuris pareikalavo nuo pat pradžios jau daugiau negu 10 000 civilių aukų, iš kurių daugiau negu 40%, tai yra daugiau negu 4 000 yra nepilnamečiai asmenys, jie yra vaikai. Tai galima palyginti su Rusijos invazija į Ukrainą, kuri nuo pat pradžios iki šiandienos dar nėra perkopusi 10 000 civilių aukų ribos. Tuo tarpu Izraelio kariuomenė sugebėjo šį skaičių perkopti per mažiau negu mėnesį. Ir nuo pat šito karo, nuo pat šito genocido pradžios mes pamatėme, kaip mūsų politikai, kaip mūsų žurnalistai staiga tapo vidurio rytų žinovais. Ir kalbėjo labai užtikrintai žinodami, kas yra konflikto priežastis ir koks yra jo sprendimas. Ir kaip asmo, kuris yra įgijęs magistro laipsnį vidurio rytų studijose iš Kembridžo universiteto ir čia pat tęsiantis doktorantūros studijas, noriu panagrinėti kai kurios iš tų teiginių ir pažiūrėti, kiek jie yra mitai ir kiek jie yra pagristi realybė. Pirmasis iš šių teiginių yra tai, jog Izraelis turi teisę gintis. Ir mes girdėjome nuo pat pradžios, kaip daugybė politikų kartuoja šitą žodį lyg papūgos. Izraelis turi teisę gintis, Izraelis turi teisę gintis, Izraelis turi teisę gintis. Bet ar tikrai jis turi teisę gintis? Pagal tarptautinę teisę Izraelis yra pripažintas okupacija. Tai reiškia, jog jis yra okupantas. Ir pagal apibrėžimą okupantas yra agresorius. Ir agresorius pagal apibrėžimą neturi teisės gintis, nes jis nesigina, jis atakuoja. Tai ne tik, kad jis neturi teisės gintis, jis negali turėti teisės gintis, nes jis negali gintis. Jis visuomet yra puolimo pozicijoje. Kita vertus, okupuotieji, šiuo atveju palestiniečiai, turi teisę gintis. Ir tai yra priimta pagal Jungtinių tautų rezoliucijas. Jie turi teisę gintis naudodami smurtą. Tai yra jų teisė. Tuo tarpu mūsų politikai ir žiniasklaida kartoja šitą žodį, jog Izraelis turi teisę gintis, nes jie žino, kad Izraelis neturi šitos teisės. Ir čia mums gali iškilti klausimas, kodėl Rusijai įsiveržus į Ukrainą nebuvo kartojamas žodis, jog ukrainiečiai turi teisę gintis, Ukraina turi teisę gintis, mes to negirdėjome. Ar tai reiškia, jog Ukraina neturi teisę gintis? Ne, visi gerai žino, kad jį turi teisę gintis ir dėl to niekam to nereikėjo sakyti, nes tai buvo tiesiog common sense, sveikas protas. Bet Izraelio atveju tai nėra sveikas protas, tai nėra faktinė informacija, tai nėra teisinė informacija ir dėl to šitas melas buvo kartojamas daugybę kartų, tam, kad tie žmonės, kurie jį kartoja, įtikintų visų pirma patys save ir paskui jų klausytojus, jog tai yra tiesa. Bet kaip sakoma, nesvarbu, kiek kartų melas bus pakartotas, jis vis tiek bus melas. Ir sakyti, jog Izraelis turi teisę gintis, yra tas pats, sakyti, kad Rusija turi teisę gintis nuo ukrainiečių kariuomenės. Tai yra juokingas teiginys. Kitas mitas yra tai, jog Izraelis nesitaiko į civilius, nesitaiko į civilinę infrastruktūrą ir visi tie civiliai, kurie žuvo, jie žuvo dėl Hamas kaltės, nes Hamas naudoja gyvosius skydus. Tai šitas teiginys taip pat, kaip ir Izraelio teisė gintis, buvo kartojamas jau nuo senų laikų. Ir pavyzdžiui, 2009 metais Izraelis metė šitą kaltinimą Hamas ir šio karo metu Jungtinių tautų misija buvo išsiųsta ištirti šitų teiginių, ištirti šitų kaltinimų ir buvo atrasta, jog Hamas nenaudoja gyvųjų skydų, tuo tarpu Izraelio kariuomenė naudoja gyvosius skydus. Ir apskritai žiūrint į šitą poziciją, jeigu Izraelis meta šitą kaltinimą, jis turi pateikti įrodymus, jog Hamas naudoja tos skydus, tos gyvosius skydus. Ir jokių įrodymų nebuvo pateikta. Vienintelis įrodymas, kurį Izraelis pateikė, teikdamas, kad tam tikra ligoninė buvo naudota karinėms operacijomis, šalia kurios yra tai vadinamas tunelis, buvo išsiaiškinta, jog tas tunelis tai yra vandens rezervuaras ir jis nėra karinės paskirties. Tikėjau kalbėti apie tas vietas, kur jokių tunelių jie nepateikė. Jeigu vienintelis įrodymas, kurį jie pateikė, yra melagingas įrodymas. Ir šita karikatūra, jog Hamas dengiasi kūdikiais ir motinomis ir seneliais, tai yra karikatūra žmonių vaizduotėje, kuri neturi jokių įrodymų, jokio pagrindo ir tai yra mitas. Bet taip pat jis yra kartojamas daugybę kartų, tam, kad žmonės galvotų, kad tai yra tiesa, bet taip pat, kad ir kiek kartų bus melas pakartotas, jis tiek bus melas. Ir jeigu jūs norite įrodyti, kad tai yra tiesa, tiesiog prašome pateikti įrodymus. Trečias mitas, kurį noriu šiandien aptarti, yra tai, jog Hamas ataka buvo neišprovokuota. Ir kaip jau minėjau, pagal apibrėžimą, Izraelis yra okupantas, dėl to jis yra agresorius. Ir sekant logiką, visos palestiniečių atakos prieš Izraelį yra išprovokuotos, nes Izraelis yra agresorius, jis okupuoja palestiniečių žemę. Ir sakyti, kad tai buvo neišprovokuota, yra tiesiog iš piršto laužtas
dalykas. Prie to dar galima pridėti Izraelio kariuomenės, tiek civilių, tai vadinamų naujakurių atakas prieš palestiniečius civilius vakarų krante, kur nuo šių metų pradžios iki spalio 7-osios buvo nužudyti 34 vaikai ir žinoma daugybė suaugusių žmonių. Ir dėl to sakyti, kad Hamas ataka buvo neišprovokuota, yra tas pats, kas sakyti, jog ukrainiečių ataka prieš Rusijos kariuomenę, kuomet jie įsiveržė į Ukrainą, yra neišprovokuota. Tai yra juokingas teiginys. Na ir paskutinis teiginys yra tai, jog Hamas nori išnaikinti visus žydus ir dėl to jų naikinamas yra ne tik pateisinamas, bet morališkai privalomas, nes nedaug dieve Hamas laimės ir tuomet visi žydai bus išvaryti arba netgi išžudyti iš šiandieninės Izraelio teritorijos. Tačiau mums nereikia eiti toli, kad sužinotume, jog šitas teiginys taip pat neturi jokio pagrindo. Užtenka pažiūrėti į Hamas įstatus, kuriuose yra aiškiai parašyta 31 punkte, jog tiek musulmonai, tiek krikščionys, tiek judėjai visi kartu gali gyventi harmonijoje ir taikoje. Tačiau šitas mitas yra skleidžiamas tam, kad palestiniečiai būtų dehumanizuoti ir tam, kad šitas genocidas prieš juos būtų pateisintas. Taigi, kaip matome, visi šitie teiginiai yra mitai, jie neturi pagrindo realybėje ir juos labai lengva parodyti, kad jie yra mitai, pasitelkus tiesiog faktinę informaciją. Ir tai mums pasako, kiek mūsų žiniasklaidoje yra pilna dezinformacijos, kaip mūsų politikai prisideda prie tos dezinformacijos. Vienas gerų pavyzdžių yra tai, kaip 40 kūdikių su nukristomis galvomis buvo tariamai rasta kibuce, kur pasirodo jokių kūdikių nebuvo rasta. Tai buvo melas, kurį kaip papūgos taip pat kartoja visi žiniasklaidos šaltiniai, negi dėja kaip pat prezidento Bideno, kuris apsimelavo, taip pat skleisdama šitą melą. Ir tai mums parodo, kad pasitikėti žiniasklaidą šiandien yra paprasčiausiai negalima, į viską privaloma žiūrėti su dideliu skeptiškumu. Ir aš linkiu jums pažiūrėti tai su skeptiškumu. Ir atrasti tiesą. Atrasti tiesą nėra taip sunku. Užtenka įjungti sveiką protą, pasižiūrėti į tarptautinę teisę ir mes atrasime, kas šitoje pusėje, kas šitame konflikte yra agresoriai ir kas yra tie, kurie ginasi nuo agresijos. Tačiau baisiausias dalykas, ką mes atrandame skeptiškai žiūrėdami į šią situaciją, yra tai, jog palestiniečiai yra dehumanizuojami, paverčiami demonais ir lygiai tas pats buvo daroma nacistinės Vokietijos prieš žydus. Žydai buvo dehumanizuojami, paverčiami demonais ir dėl to holokaustas tapo daugumos žmonių akimis dėja pateisinamas. Šiandien lygiai taip pat genocidas prieš palestiniečius tampa pateisinamu. Ir iš moralinės perspektyvos žiūrint, iš teisinės perspektyvos žiūrint, šitie du dalykai netiek jau daug skiriasi. Taigi linkiu jums būti skeptiškiams, atrasti tiesą, domėtis ir nelikti abejingiems, kuomet prieš mūsų akis yra vykdomas genocidas. Ačiū jums ir iki kito karto. Assalamu alaikum.